Kodėl dirbti keliaujant ne visada yra lengva. Įsivaizduokite, laisvas grafikas, darbas iš bet kur, tik tie klientai, kurie patinka ir visuomet pakankamai pinigų daryti tam, ką norisi. Skamba puikiai, ar ne? Taip iš pradžių maniau ir aš, tačiau pirmiausia, toks gyvenimas reikalauja begalinės struktūros ir disciplinos, nors taip gal ir neatrodo. Todėl dauguma digital nomads tiesių taikymų eina į coworking spaces, kad susikurtų savo ofiso atmosferą. Nors atrodė, kad tikslas juk buvo pabėgti iš ofiso, argi ne paradoksas. Galbūt to reikia ne visiems, bet kai matau kitus dirbančius žmonės aplink, man tai padeda susikaupti. O be to tik pažiūrėkite, kokie Balyje yra coworking spaces. Kodėl dar nėra lengva? Nestabilumą iškeičiame nežinomybę. Projektai dažnai būna baigtiniai ir neaišku, kiek laiko turėsime klientų ir ar visada rasime naujų. Jei kažkas nutinka, visa atsakomybė tenka mums. Jei pritrūkstam idėjų, ką padarysi? Jei